Šiandien esam Žemaitijoje, o kadangi žemaičių nacionalinis patiekalas ir kastinys su karštom bulvėm ir spirginė, tai šiandien parodys aš jums, ką reikia susukti kastinį ir ne bet kurį kastinį, o vadinamųjų poniškųjų kastinį. Kadangi kastinys galbūt sukams iš rūgpienė arba rūgpienė ir sveista, tai katron šiandien jums parodys poniškųjų, arba galbūt sukams iš grietinės ir biškelėlis sveistų. Kadangi poniškas yra labai skanus, tai aš ir noriu jums pamokinti ir parodyti poniškųjų kastinį. Pasiimam susisokį sveistą, gabalėlį, anu labai gerą reikia ištrinti. Ištrinam su mediniu šaukštu, moliniam indi, kad ant pasidarytų sveis iki vientisos vienalytis masės. Bet kad nenor mums tirpti, mes biški pakaitinam. Įdedam į karštą vandenį, biški pašildom, pasukam ir vėl patrinam. Kad geriau įsitrintų prieskonę, įdedam druskas. Druskas dedam pagal skonį. Vėl biškiau paragaujam. Vėl pašildom. Ir vėl pasukam. Ir kad jau pamatom, kad mūsų sveis į toks košelis formas, tada turim indelį rūgpienį. Numinį, skanų, labai tirštą rūgpienį. Arba kiti žemaitė vadina rūgštų peinu. To rūgštą peiną irgi išplakam, kad mums nebūtų tas vadinamas žildinės. Tai va, į po biškėlį mes pilam rūgpeinį, po mažą šlakėlį ir vėl maišom. Reik maišyti tol, kol palikt vientisą masę. Kad išsimaišom iki vientisos masės ir vėl įpilam po šlakėlį rūgpeinį. Nu va, mums sukom, jau baiga susisokti kastinis, va, palikt tokį vienalytį masę ir tada galą dedam. Druskelis jau dėjom, dabar dėkiam česnakioką, dėsim kmynų, pipirioką, viskom pagal skonį. Aišku, galėjom dėti ir su žalumyną, su kmyną, su krapą, su petražolėm. Lietuvė visui kastinį valgydavo, bet tas tradicinis kastinys, uns ir pipirą, druską, kmyną ir česnakas. Kuo daugiau česnaką, tuo monį skaniau. O kaip jums, pasibandysit patys. Prieskonę sudėti, išragauti ir dabar galim dėti į turelkeles, molines, atsargę, gražias, kausnelės. Kas ką pagal fantaziją, primislys, susidėti gražiau. Taip kiekvieną gaspadienį ir turėti. Va, susigravuojam. Ant viršaus būtina dar pasibarstom pipirioką, kad gražiau atrodytų. Ir reik padėti šaltą. Padedam iš šaldytuvo šaltą, kad mums sustingst. Kastinys ir valgom su karštom bulvėm, spirginį, arba gal vadinti kanapinį. Daro mano iš sėmenų, arba iš kanapių. Sutrinam, paspirginam, sutrinam, sumalam ir tiek bulvį padažom į spirginį, prisigondam kastinį ir tai ir lietuviškas, žemaitiškas patiekalas, labai skanus ir visiems siūlau paragauti ir pasidaryti patiems.